Treneri, nepavyko šį kartą antros pergalės iš eilės, bet varžovas turbūt šiek tiek per stiprus šią minutę. Be abejo, čia nereikia įsisvaigti per daug. Čia Eurolygos komanda turi 14 lygiaverčių žaidėjų visose pozicijose, idealiai sukomplektuota komanda. Čia tik noriu eilinį kartą vyram padėkoti už gynybą. Gynyboje tikrai įvykdė tą, kas buvo planuota, padarė, tikrai gynėsi gerai. Šiek tiek leidom atkovoti kamuolius puolime, tavo vienas minusėlis gal toks, o šiaip tikrai už kovingumą gynyboje tikrai parašyčiau stiprų ketvirtą. O puolime tai nežinau, kas jiems pasidarė, mes net negalėjom padaryti net derinių, net paprasčiausiai nesužaidėm savo žaidimo puolime, kur esam tokia, kaip galim sakyti, tritaškininkų komanda, tai šiandien tritaškius metėm katastrofiškai blogai. Tai to gal ir trūko ten keliais momentais. Treneri, šiandien žaidime, ypač puolime, buvo labai daug dvejonė. Žaidėjai gaudavo kamuolį, atrodo lyg ir polaisvi, tačiau tarsi ir bijodavo mesti krepšį, priimdavo kažkokius šiek tiek kitokius sprendimus, neįprasta galbūt krepšinėje. Kodėl atsirado ta dvejonė? Autoritetas? Nežinau. Čia kiek mano buvo jėgose, kiek mano galimybės, aš tiek nuteikinėjau jos visas tas 3 dienas, pradedant nuo sekmadienio, pirmadienį, šiandien. Čia jau reikia jų klausti, kodėl jie dvejojo tame momente ar tame. Čia aš negaliu nieko pasakyti. Už juos. Jie turi patys už save atsakyti. Aš atsakau už save. Treneri, pirmajam kėliny gavo techninę pražangą. Ar nervai neišlaikė? Ne, paprasčiausiai kaip gali išlaikyti, jeigu 3 teisėjai išvilpė, vienu žingsniu nesušvilpė, antrų, tai 3 kartą galų gale jau gali sušvilpti, bet tai kur buvo tikrai ryškus, tai mums davė dar puolime, ta prasme, gynybai baudą. Nu tai truputį prisiemu atsakomybę už tai, aš pats kaltas, kaip sakyti, va. Ir tikrai. Treneri, aukštaūgių trūkumas, turbūt irgi šiandien pasireiškia, ypač pabaigoje. Nors lenta atrodo nėra labai stipriai pralaimėta, bet sunku su tokia priekinė linija varžovų kautis. Nu be abejo, tai iš kartosiu, čia yra Eurolygos komandai. Tai vien broliai, ką reiškia, vien išeina su tokiu ūgiu, su tokiu savo meistriškumu, tai čia, sakau, mes palyginus gerai sužaidėm. Džiaugiuosi už gynybą, tikrai. Iki kitų rungtynių savaitę tas tarpas gerai ar blogai komandai? Ypač tokio sezono ankstyvoje stadijoje. Nu, tai žinau, kaip čia gerai pasimatys, kaip sužaisim su atletu, viskas pasimatys. Dabar iš anksto kažką kalbėti, ar gerai, ar blogai. Dirbsim įprastinių grafikų, kaip dirbom, nieko nekeisim ir žiūrėsim.